Žiniose matysite. Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai treniravosi, kaip gelbėti ledė įlūžusį žmogų. Dažniausiai vaikai, maniakai, žvejai, tik tai truputėlį jau pašalo, metro gylį, jau jie, žiūrėk, iš karto jau sėdė nekėties. Alytaus rajonas pradeda kalėdinių eglučių įžiebimo švenčių maratoną. Kadangi mes tokio vieno didelio centrinio renginio neorganizuojame, tai bus 12 savivaldybės vietų, seniūnijose, tai tikrai neribosim, netikrinsim. Tarptautinį krepšinio turnyrą Ispanijoje laimėjusios alytiškės pasidabino pirmosios vietos medaliais. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti trečiadienio Dzūkijos televizijos žinias. Šią savaitę sulaukėme šaltų žiemiškų orų, ledu jau spėjo pasidengti vandens telkiniai. Šiomis dienomis Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai vykdo praktinės gelbėjimo darbų ant ledo pratybas. Šiandien jos vyko ant Didžiosios Dailidės ežerėlio ledo. Tariamos nelaimės vietoje ugniagesių komanda gelbėjo įlūžusį žmogų. Kelias dienas iš eilės spaudžiant šaltukui ledu pasidengė vandens telkiniai. Tačiau pirmasis ledas pavojingas, ant jo kelti koją kol kas tikrai nesaugu, perspėja ugniagesiai gelbėtojai. Ledas laikomas tvirtu, jeigu jo storis yra daugiau kaip 7 cm. Toks ledas jau išlaiko žmogų. Kad jis išlaikytų grupę žmonių, jo storis turi būti kone dvigubas, sako Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausias specialistas Mindaugas Kirkliauskas. Šiuo metu kelios dienos, tai minusinė temperatūra. Ar šiuo metu jau yra saugu lipti ant ledo? Ne, tikrai dar kol kas yra nesaugu. Ledo storis dar nesiekia minimalaus saugaus ledo storio 7 cm. Ta prasme, apie būriavimąsi ant ledo iš vis kalbų dar nebėra. Jeigu norite užlipti ant ledo, tai turėtų būti ne mažiau kaip 15 cm, kad galėtų užlipti žmonių grupelį. Ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokie kiti bruožai išduoda, jog ant ledo lipti nesaugu? Taip, ledas yra sudarytas iš 2 sluoksnių, tai viršutinis būna neskaidrus, apatinis ledo sluoksnis yra skaidrus. Pats pirmas ledas, ką tik užšalęs, turi melsvą arba žalsvą atspalvį, o link pavasario, kada jau ledas atitirpinėja, jis jau automatiškai įgauna pilkšvą arba gelsvą atspalvį. Tai jau toks jau ledas jau yra jau nesaugus ir ant jo nereikėtų lipti. Užšalus vandens telkiniams Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai šią savaitę vykdo praktinės gelbėjimo darbų ant ledo pratybas. Jos trečiadienį vyko ant Didžiosios Dailidės ežerėlio. Tariamos nelaimės vietoje ugniagesių komanda gelbėjo įlūžusį žmogų. Gelbėjimo darbams buvo naudojamos specialios ledo rogės, kurios neskęsta, smaigai. Prasidėjus šaltukui stengiamės organizuoti kiekvienai budinčiai pamainai imituojančios gelbėjimo darbus ant ledo, kad būtų jisai įmanomas ir įlūžimas, kad kiek įmanoma labiau imituoti realias sąlygas. Tad kas vyksta čia šiandien ir kokius įgūdžius praktikuoja ugniagesiai gelbėtojai? Dabar mes imituosim žmogaus įlūžimą į eketę, ta prasme eina jisai ledu, ledo storis nesaugus, žmogus įlūžta į eketę. Iškviečiama yra pagalba ir imituosim dabar su Hanso rogėmis, kaip tas žmogus bus ištraukiamas iš eketės. Pasak ugniagesių, dažniausiai nelaimės ant ledo ištinka žvejus ir vaikus. Iškvietimus apie įlūžusius žmonės tenka vykti kiekvienų metų šaltąjį sezoną. Kiekvienas galvoja, kad kaip ir apie gaisrą, kad man neatsitiks, man nenutiks ir per daug žmonės pasitiki savimi. Kaip dažnai tenka vykti į tikrus realius tokio pobūdžio iškvietimus? Pasitaiko gana neretai, dažniausiai vaikai, maniakai, žvejai, tik tai truputėlį jau pašalo, metro gylį, jau jie, žiūrėk, iš karto jau sėdė nekėties ir bando ištraukti tą pirmą žuvelę. Vaikai be suaugusiųjų priežiūros ant ledo lipti išvis neturėtų, priduria priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausias specialistas Mindaugas Kirkliauskas.
Mano pačio tarnybos pradžioje buvo vienas iš skaudesnių įvykių, kada ledu ėjo Veisiejų ežere, kada ledu ėjo 3 nepilnamečiai, mažamečiai vaikai. Jiems įlūžus pradėjo juos gelbėti dėdė. Dėdė lyg vieną ir išmetė iš eketės, tai faktiškai buvo taip, kad reikėjo nuvažiuoti narams iš vienos eketės iškelti 2 mažamečius ir 1 suaugusį žmogų. Ištraukti iš eketės buvo jau nebegyvi. Ant ledo iš vis rekomenduočiau vaikams be tėvų priežiūros net nelipti ant ledo. Nesvarbu, koks jo storis. Nesvarbu, koks jo storis, nes jeigu tas ledas ir storas, tai galbūt jisai paslys, susitrenks galvą ir jisai kažką tai praras sąmonę, gali sušalti ir taip toliau. 15 metų ugniagesių gelbėtojų naru dirbančiam Dainiui Janušauskui įlūžusius po ledu žmonės gelbėti teko ne kartą. Žmogaus gelbėjimas iš vandens reikalauja daug fizinės jėgos ir pastangų, pasakoja gelbėtojas. Tiek narui, tiek nenarui visiems išgelbėti žmogų yra labai reikalauja daug jėgų, pastangų, net ne kiekvienas ir sugeba. Taip kad fiziškai stiprus turi būti. Kiek kartų jums asmeniškai teko gelbėti įlūžusį žmogų? 4 kartus. 3 iš jų išgelbėti. Jeigu nelaimės ant ledo išvengti nepavyko, ugniagesiai gelbėtojai perspėja įlūžus nepasiduoti panikai ir neprarasti savitvardos. Pirmiausia, jau žmogus įlūžęs, jau pirmiausiai nepanikuokite, imkitės ryžtingų veiksmų, dairykitės, galbūt pamatysite aplinkui kažkokį žmogų, šaukitės pagalbos, plačiai skėskite rankas, kad nepasinertumėt po eketę. Kaip įlūžta, automatiškai būna šokas šalčio, bet jeigu žmogus žino bent kažkiek kaip elgtis, tai jisai laikosi ant ledo ir prašosi pagalbos. Na ir aišku, jeigu yra vietoje pagalba, tai tiesiog ta pagalba greitai sureaguoja ir išgelbėja. Kaip matėt, mes turim priemonių nemažai. Tai yra rogės, yra vadinamos adatos, liemenės, kostiumai neperšlampami. Aišku, žinoma, svarbi komanda ir tiesiog operatyviai sureagavus galime mes išgelbėti gana greitai. Alytaus priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje šiuo metu dirba 18 ugniagesių gelbėtojų narų paruoštų gelbėjimo darbams ant ledo. Viena po kitos šalies miestuose ir miesteliuose įžiebiamos kalėdų eglės. Jau nuo ketvirtadienio eglučių įžiebimo šventės prasidės Alytaus rajono savivaldybės miestų, miestelių, seniūnijų aikštėse. Visoje šalyje įsibėgėjo kalėdinių eglių įžiebimo švenčių maratonas. Alytaus miestas jau džiaugiasi neseniai įžiebtų pagrindiniu miesto kalėdų simboliu. Tuo tarpu Alytaus rajono savivaldybės miestų, miestelių, seniūnijų aikštėse kalėdinių žiburių fiestos startas prasideda gruodžio 9-ąją. Pirmieji eglutę įžiebs Daugiškiai. Gruodžio 9 dieną 18 val. Daugų miesto aikštę nušvies Daugų seniūnijoje veikiančių įstaigų, organizacijų, bendruomenių kalėdinių dekoracijų parkas. Koncertinę programą žiūrovams dovanos meno kolektyvai. Alytaus rajone jau šią savaitę startuoja eglučių įžiebimai centrinėse mūsų seniūnijų vietose. Startuoja Dauguose jau ketvirtadienį, gruodžio 9 dieną 18 val. Penktadienį įsižiebsim ne 16 val. Ir Butrimonyse šeštadienį 18 val. Kitą savaitę visos kitos likusios seniūnijos įsižiebė savo centrinės eglutes. Grafikai yra tikrai visur paviešinti, tiek savivaldybės tinklapyje, tiek kultūros centro tinklapyje, visose įmanomose Facebook'o paskyrose, tai tikrai visi norintys gali patekti, įsirinkti savo laiką ir tinkamą vietą. Dalyviai bus linksminami tokiais džiugiais personažais. Taip pat visus pasveikins Kalėdų senelis, mažuosius dalyvius pavaišins saldžiom dovanomis, bus koncertai, fejerverkai, taip pat dalyviai galės apžiūrėti ir vietos bendruomenių, įmonių, organizacijų, gyventojų, tokius sukurtus eglučių parkus, žibintų alėjas, taip pat kalėdinės puokštės ir netgi aplankyti kalėdinį namelį ir taip pat visur veiks Kalėdų senelio paštas, tai mažieji švenčių dalyviai, jeigu dar neparašė laiško Kalėdų seneliui, tai tikrai tai galės padaryti švenčių metu.
Eglučių žiebimo šventės vyks 12 rajono savivaldybės vietų. Patekimas į šventinius renginius rajone ribojamas nebus, gyventojai tiesiog kviečiami laikytis saugumo taisyklių. Kadangi mes tokio vieno didelio centrinio renginio neorganizuojame, tai bus 12 savivaldybės vietų seniūnijose, tai tikrai neribosim, netikrinsim, bet tiesiog prašysim gyventojų būti supratingais, laikytis tam tikrų taisyklių, atstumų, dėvėti galbūt kaukės, laikytis rankų dezinfekcijos taisyklių ir tiesiog pasitikti visiems sveikais gražiausias metų šventes. Pasak Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorės Gintarės Jocinskaitės, daug kalėdinės nuotaikos bus Kurnėnų mokykloje. Visą gruodžio mėnesį čia vyks ekskursijos ir adventiniai vakarai. Kurnėnuose jau nuo praeitos savaitės vyksta šventiniai renginiai. Jau šiai dienai yra papuoštos Kurnėnuose kalėdinės eglutės, kuriom žaislus gamino mūsų savivaldybės mokiniai edukacijų metu. Tai buvo ir velti iš Vilnos žaisliukai, ir nykštukus gamino iš molio. Ir kiekvieną gruodžio trečiadienį bus galima sudalyvauti įvairiuose renginiuose. Tai ir advento dainų ir giesmių koncertuose, taip pat kalėdiniuose koncertuose ir užsisakius iš anksto bus galima sudalyvauti edukacijose, tokiose kaip paklausyti Kalėdų senelio pasakos sekimo, išskirtinėse smilkalų edukacijose ir netgi savo šventiniam stalui išsilieti žvakę iš natūralaus bičių vaško. Į improvizacinės kalėdinių žaisliukų dirbtuves, edukacijas, garsinių skaitymų, kūrybinius užsiėmimus gruodį kviečia Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Visi norintys namus papuošti šventinėmis dekoracijomis laukiami advento vainikų, kalėdinių žaisliukų, gerumo angeliukų gaminimo, snaigių karpimo edukacijose. Bibliotekos filialuose organizuojamuose pašnekesių popietėse bus aptariami svarbiausi besibaigiančių metų įvykiai, dalijamasi padėkomis ir linkėjimais. Gruodžio 6 dieną apie 15 val. Alytaus rajone Pivašiūnų miestelyje namuose vyras smurtavo prieš moterį. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Gruodžio 7 dieną apie 6 val. Lazdijų rajone neblaivus vyras vairuodamas automobilį Audi A4 nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Gruodžio 7 dieną apie 20 val. Alytaus rajone Simne patikrinimui sustabdytas automobilis Volkswagen Passat, kurį vairavo neblaivus vyras. Gruodžio 7 dieną apie 9 val. Prienuose Birštono gatvėje namuose konflikto metu vyras smurtavo prieš moterį. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Alytaus RKL krepšininkės atstovavusios Lietuvos moterų krepšinio rinktinę Ispanijoje tapo vykusio tarptautinio seniorų krepšinio turnyro nugalėtojomis. Gruodžio 2-5 dienomis Ispanijos mieste Kartagenoje vyko 5. tarptautinis veteranų krepšinio turnyras MAM Basket 5. Moterų 40 metų ir vyresnių grupėje visų laikų RKL komanda nugalėjusi priešininkės iš Ispanijos, Liuksemburgo bei Lenkijos užėmė pirmąją vietą ir parvežė į Lietuvą čempionų taurę. Iš viso turnyre Ispanijoje dalyvavo daugiau nei 40 vyrų ir moterų komandų iš 12 šalių. Tiek šiandien, ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro. Ketvirtadienio naktį debesuotumas išliks nepastovus, kritulių tikimybė maža. Rytų vėjas sustiprės iki 6–11 metrų per sekundę. Dieną mūsų šalies link artės atmosferos frontai. Dangų užtrauks tankūs debesys, po pietų vietomis negausiai pasnigs. Sustiprėjęs vėjas kai kur pustys dar nesusigulėjusį sniegą. Artimiausią naktį Alytuje bus 12, Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 9 laipsniai šalčio. Ketvirtadienio dieną Alytuje, Kaune ir Klaipėdoje termometrai rodys 2, Vilniuje 4 laipsnius šalčio.